Euronics, europiečių verta technika, pristato. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. Radio castingas. Sveiki visi klausytojai, aš esu Povilas iš Kauno, iš Šančių berniukas, viską. Na ir tada pradėkim nuo žinių. Apie 25 milijonus litų valstybėje jau kainavusioje bažnytinių objektų tvarkymo programoje pinigai liejasi toliau. Teisingumo ministerija pastebi, kad vyriausybė nesenai pinigus skyrė atlikti darbams, kurie jau buvo finansuoti ankstesniais metais. Pramogų pasaulyje grupės Bee Gees narys Grupės Bee Gees narys Barry Gibbsas internete išplatino 30 sekundžių vaizdo klipą, kuriame matyti bendri jo įrašai su velioniu Michaelu Jacksonu. Vyras ateina į darbą su mėlynė po akimi, jo ir klausia, iš kur ta mėlynė? Žmona užstatė. Tai už ką? Aš į ją kreipiausi. Tai už tai nieks nemuša, kaip čia viskas buvo? Gulim mes lovui ir jį man sako, senai žinai, melasis seksu užsiminėjom, o aš jai atsakiau, ne mes, o tu. Kokiagi būtų tavo laida? Atsidaro alaus kamštelis, garsas tada į stiklinę, ir tada žmogus geria. Valandėlė vyrams. Sveiki, mėly mūsų vyrai klausytojai, ši laidelė bus šiandien kaip tik jums. Mes visi suprantame, kad moteris yra blogis. Be jų gyventi negalima, bet toksai bairis būtų. Kodėl moteriai nereikia teisių? Todėl, kad nuo miegamo iki virtuvės su mašina nenuvažiuosi. Reklama. Gegužės mėnesio naujiena. Išbandykite naująjį žaidimų kamuoliuką Blobo. Tai judesiu valdomas interaktyvus žaidimas asmeniniams bei Mac kompiuteriams. Žaidėjai mėto, suka, taikosi ir spaudžia Blobo, kad valdytų savo personažus ekrane. Euronics, europiečių verta technika. Naujausia apsauga nuo vagių – antižuliks. Tai yra pikta voverė, kurią naktį paliekate savo mašinoje. Neduok dieve, kas nors išdauž tavo langą. Ryte rasi to žmogaus ranką. Šeimyninis barnis, baisiausias skandalas namuose. Klausyk, ko tu čia? 3 naktis grįžti 2 valandą nakties, kaip man jaustis, aš valgyt, pagaminu viską, namai išplauti, sutvarkyti, tavęs nėra, aš pagaminu vakarienę ir laukiu ir panašiau ten pas kažkokias bobas atvenduoti. Eik, man skauda gal, prašau, ką tu pasakai? Tai dabar labai kavenskiška laida pavadinimu Kaunas nerealiai. Tai karoči, hibrytė, viskas normaliai, čia esam visi iš Kauno, Kavenskį, vsio takoja, šito kryta, vsie dėla. Mūsų miestas yra tokia šustrata. Atsimenu, čia prieš kelis metus važiavo su mumis Jonava muštis. Tai subaladojam tos gaidžius. Turiu golfą, 1.8, traukia kaip 1.9, reikia kaip 3.9. Ten rankenėlės nikeliuotas, šito kryta, vsie dėla, tekiniai neauktas langas, galinis, aišku, ten su plevelė, tų puslelių matos, bet vis tiek ten gerai atrodo, viskas normaliai. Karočią, organizuojamas dabar ten kažkoks mytas ar ką menininkų kažkur tenais amfiteatre Kaune, aš nežinau, kur ten tiksliai yra. Ir hebrytė renkamės, būrėmės ten padaryti varkas, nes mums jokie ten menininkai nesirinks. Kaunas yra mūsų. Mūsų! Tai gerai, ką aš linkiu aš jums visiems good summerio. Go to the sea, see some trees or something. Eikite į gamtą, ride your bicycle. But if the place in Lithuania is not enough for you, we have Riga with a beautiful seaside. Yeah, very nice. Kauno fonas.